100 perkūnų ir paralių, kas čia dedas? Čia literatūros pamoka, o ne koks vaikų darželis, kur galit eiti savo galvomis. Net nežinot, kaip jums pasisekė, kad galit lankyti tokią mokyklą kaip Monstrų vidurinė. Bet mes mylim savo mokyklą, mes... Gana! Kaip bausmę visi rašysit rašinėlius, kodėl jūsų vieta Monstrų vidurinė tokia svarbi. Ir atminkit, 10 aš nerašau. Na, pats laikas griebtis plunksnos. Manau, turiu geresnį sumanymą. Kodėl mūsų vieta Monstrų vidurinėje? Nepakartojamas video siužetas pono Roterio literatūros pamokai. Padababa! Kodėl mano vieta Monstrų vidurinėje? Nes vos patekusi šią mokyklą, aš iškart pasijutau kaip namuose. Ir jau netrukus turėjau visą krūvą draugų ir ištiestų pagalbos rankų. Aš Betsė Klaro iš Kostariksmo, mano vieta Monstrų vidurinėje, nes esu tarp mokinių, kurie nori padaryti šį pasaulį geresnė vieta. Aš Isė ir mano vieta čia, nes visi mane šiltai priėmė. Ir čia aš galiu atsiskleisti. Olia, esu Marija Koksy. Man atrodo, kad labai gražu yra didelės pėdos. Bet Monstrų vidurinėje supratau, kad kiekvienas yra gražus savaip. Savo namuose Roklende šeima nepritarė tam, kad vis lendu į kadrą. O čia aš galiu būti savimi. Mano vieta Monstrų vidurinėje, nes čia visada esu laukiama, net jei kartais ir elgiuosi bjauriai. Bore. Na gerai, ne kartais. Štiš. Aš kieta trolė 530. O, tai yra Kirsti. Kiek anksčiau mokiausi namie su 3 broliais, bet jie visi didesni už mane. Bet niekas nepastebėjo nei manęs, nei mano nepaprasto talento. Mano vieta Monstrų vidurinėje, nes čia esu pastebėta. Laimėjau! Aš Harper ir man patinka rinkti blizgučius. Aš buvau tikra, kad visi iš manęs tikrai juoksis. Mano vieta čia, nes čia iš manęs nesijuokia. Aš Raideris, mano vieta Monstrų vidurinė, nes mane čia supranta. O jei ką nors sugalvoju, tai tą ir padarau. Kodėl mūsų vieta Monstrų vidurinėje? Todėl, kad jūs čia visi laukiami. Laukiami visi! Dešimt, rašau 10! Monstrų vidurinėje pastebėjau, kad dauguma monstrų visą laiką kažko ieško. Bet kartais ieškodami vieno, netyčia suranda visai ką kitą. Sveiki atvykę į Kostariksmą. Čia rasite tankes džiunglės, egzotiškus gyvūnus ir Betsė Klaro. Tik ne mano džiunglėse. Sumani, drąsi ir aktyvi kovotoja už džiunglių saugomą Betsė labai rūpinasi savo gimtaisiais Kostariksmo namais. Betsė ne tik girdi menkiausius garsus, bet ir gali paleisti iš kojų verčiantį siaubingą riksmą. Kažkas kasa orchidėją vaiduoklį. Tai nykstanti rūšis. Orchidėja vaiduoklis. Itin retai ir nykstanti džiunglių gėlė. Deja, šįkart Betsė nespėjo į laivą. O kur keliau šis augalas? Tiesiai į Monstrų vidurinę. Trolių kaimelis siaubvėjuje. Čia Slunkius, Grantas ir Kerėpla. Kas nori su mumis pažaisti? Aš noriu. Ir jūs sesutė Kirsti. Kirsti, kaip sakoma, naminukė. Traulingas! Noriu revanšo. Gerai, Kirsti. Greita mirtis. Video žaidimas. Manai sužaisti geriau už mus? Ir laimėjau. Kaip tau tai? Ir vėl laimėjau. Pažiūrėkit, aš pati greičiausia pasaulyje. Tu kieta trolė 530 tavęs dar niekas neaplenkė. Žinau. Gal sužaidžiam dar kartą? Ką? Kas mane aplenkė? Panelė greita mirtis? Atrodo, teks keliauti į Monstrų vidurinę ir susigrąžinti reputaciją.
Įsė Don Tancer gyvena Meksikė. Įsė patinka šokti senuosius genties šokius. Be to Įsė šeima turi galę regėti vizijas. Ei, sugrįžk. Regėjau viziją. Yra tokia mokykla monstrų vidurinė. Tu privalai ten vykti, Įsė. Ne, negaliu palikti šeimos. Tik sekdama savo viziją įsiaiškinsi, ką ji reiškia. Privalai vykti į tą monstrų vidurinę, bet prieš tai dar vienas genties šokis. 3 vampės ir jums kažko reikia. Reto augalo, nugalėti varžovę, įsiaiškinti viziją. Ar jos suras tai, ko ieško monstrų vidurinėje, ar jos suras kai ką daugiau. Papasakosiu apie tai, kaip monstrų vidurinėje per mainų programą atsirado 3 naujos vampės. Ieškodama savo gėlės, Betsė paliko gimtąjį Kostą Riksmą. Trolė Kirsti nutarė išsiaiškinti, kasgi sumušė jos rekordą. Įsė į monstrų vidurinę atvedė viziją, kurią ji dabar aiškinasi. Orchidėja vaiduoklis? Gerai, niekingas augalų vagišiau. Aš vežuosiu orchidėją vaiduoklį atgal į Kostą Riksmą. Galim susitarti gražiuoju. Ai, oi! Ai, arba ne. Spėju, panelė greita mirtis. Aš vardu Kirsti, bet tu mane žinai kaip kietą trolę 530. Sumušei mano rekordą? Kviečiu tave į dvikovą. Dar kartelį. Laimėjau. Kodėl mane čia atvedė? Ei, čionai! Graži, ar ne? Ir aš vežuosiu ją namo. Ar tu bent numanai, kiek visame pasaulyje yra likę orchidėjų vaiduoklių? 37. Gerai, aš šito nesitikėjau. Kuriu naują trąšą, kuri turėtų patrigubinti orchidėjų vaiduoklių populiaciją ir apsaugoti jas nuo išnykimo. Na, tada mūsų orchidėja vaiduoklis liks monstrų vidurinėje. Aš irgi liksiu. Ha! Rock'n'rollis! Tu nepakartojama. Gal pažaidžiam ką kitą? O dabar pasakyk, kodėl aš čia? Jos šoka? O, jos tik mėgina šokti. Jūs viską darot ne taip. Supainiojat visus žingsnelius. O, iš to naujo šokio nieko nebus. Aš galiu jūs pamokyti. Kur tu išmokai taip šokti? Iš šeimos. Aš Įsė Aušros šokėja. Ir ką tik supratau, ką čia veikiu. 3 skirtingos vampės rado ne tik tai, ko ieškojo. Kiekviena jų surado šį tą daugiau. Betsė ieškojo gėlės, o surado bendramintę. Kirsti atvyko susigrąžinti reputacijos, o susirado geriausią draugę. Įsės vizija išskyrė ją su šeima tik tam, kad ji perduotų ypatingąją savo genties kultūrą kitiems. Ar tu matei? Ne, negali būti. Sveiki atvykę vampės ir vampai į monstrų siaubų festivalį. Jūsų laukia magija, mimai ir marionetės. Maži ir dideli pavojai. Pristatau renginio vedėją, naująją monstrų vidurinės mokinę Galiopę Čellington. Sveiki atvykę į Rek ir Klik monstrų siaubų festivalį. Monstrų siaubų festivalis prasideda ir jis nulems mokyklos ateitį. O dabar trumpam sugrįžkim į praeitį. Viskas prasidėjo prieš 2 dienas, kai pirmą kartą išvydom niurzgą mokyklos buhalterį. Pone Grundersonai, kas jūs privertė palikti savo niūrų urvą? Šioje mokykloje veltui švaistomi pinigai. Reikalauju nutraukti kai kurias pamokas. Ir ką jūs siūlote? Menų pamokos. Tai tik laiko ir pinigų švaistymas. Daugiau jokios dailės, jokios muzikos ir juo labiau jokio teatro.
Bet manai tokie pasvarbus kaip mirusios kalbos ir siaubo metika. Aš to neleisiu. Švitinimo ministerija man suteikė visus reikiamus įgaliojimus savo nuožiūrą apkarpyti biudžetą ir atsisakyti visų mano galva nereikalingų pamokų. Dėmesio mokiniai! Pradėkite rinktis teptukus ir instrumentus. Nuo šios dienos visos menų pamokos monstrų vidurinėje yra atšaukiamos. Tada ir susipažinome su monstrų vidurinės naujoke. Man nesvarbu, ką sako tas trolis Grundersonas. Aš noriu tų pamokų. Jei tik galėtumės kaip nors pasilikti, tarkim, surinkti joms pinigų. Oi, mane apėmė kažkoks bjaurus gerumo jausmas. Vadinasi, tai reiškia, kad tu pritari Frenkiai. Man tai nepatinka. Gal čia gausim tai, kas mums padės? Siaubulinga! Kas čia dedasi? Kas ten? Atleiskit, taip nutinka, kai nervinuos. Aš esu Goliopė Jellington. Ei, radot mano lagaminą? Ha, kaip tik jo ir ieškojau. Tu, cirko vampė? Visą gyvenimą mūsų šeima išgarsėjo su programa Rek ir Klik, kuri vyko Monstrų siaubų festivalyje. O dabar, kai atgavau lagaminą, darysiu tai, kas patinka labiausiai. Siaubas ir vėl tęsis. Man šovė nereali mintis. Jei surengtume savo siaubų festivalį, už surinktus pinigus galėtume išgelbėti menų pamokas. Galėčiau padėti. Padėkime. Galiu kurti kostiumus, dekoracijas, viską, ko prireiks baisiai pritrenkiančiam vampių pasirodymui. Mūsų laukia daug darbo. O, Grundersonas, tas bjaurybė buhalteris trolis panaikino visas mėgstamas menų pamokas monstrų vidurinėje. Net neprimink. Dabar jau nebegalėsiu pasigirti savo sugebėjimais. Oho, tai bent pradžia. Aš esu Goliopė Jellington, Monstrų siaubų festivalio vedėja. Norit pasilikti menų pamokas Monstrų vidurinėje? Pasižymėkit savo kalendoriuose, vampės ir vampai, nes kitą savaitę jūsų laukia pats nerealiausias šou. Nepamirškit, Rek ir Klik. Ruoškitės! Gal aš galiu prisidėti? Aš vaikštau su kojūkais. Ir aš kai ką sugalvojau. Tai kažkoks šou, cirkas, net nežinau. Tos vampės siekia trūksplyš išsaugoti menų pamokas. Jos visiškai nepaiso mano nurodymų. Tai neteisėtas pasirodymas mokyklos teritorijoje. Tai ko jūs norite iš švietimo ministerijos? Noriu, kad padarytumėt tam galą. O, kaip jums negėda? Tos vampės daro viską, kad surinktų pinigų menų pamokoms. Negalit joms to uždrausti. Bet jos pažeidžia taisyklės. Gerai, mes leisime joms vaidinti, bet tik iki vidurnakčio šiąnakt. Jei iki to laiko nesurinks pinigų, pamokos bus panaikintos. Vidurnakčio? Bet mūsų pasirodymas tik kitą savaitę. Mes dar nepasiruošusios. Ei, kalbėk už save, Frenkė. Pavyzdžiui, aš jau pasiruošus. Padariau viską, ką galėjau, Frenkė. Švitinimo ministerija neperkalbama. Jie savo sprendimo nepakeis. Na, kaip sakoma, siaubai tęsiasi. Vampės, aš tikrai tikiu jūsų pasirodymu. Parodykit, ką jau paruošusios. Tai bus nepakartojama. Vampės mokėsi cirko akrobatikos pamokose. Rek ir Klik. Įspūdinga. Ponia, ką tu darai? Aš dar nebaigiau. Atleisk, Frenkė, aš susipainiojau savo virvelėse. Ponia, atsargiai! Ei, kas ten padėjo tą dėžę? Atleisk man. Tada! Akrobatika, sakai? Mes norim išmokti, pamokyk mus, Goliopę. Na, kuo toliau, to smagiau. Tai štai,
Liko vos valanda iki garsiojo Rėk ir Klyk pasirodymo. Pasitelkime savo talentus, kad surinktume pinigų menų pamokoms monstrų vidurinėje. Bet bijau, nieko nebus. Ir kas toliau? Paprasčiausiai viską mesit? Taip, panašiai. Patikėk, Goliopė. Maniau, tai bus pats geriausias mokyklos pasirodymas. Bet vidurnaktį menų pamokos bus uždraustos. Negalima atsisakyti meno pamokų. Žinau, ką sakau. Pametusi savo lagaminą, nebegalėjau vaidinti. Pasaulis tapo pilkas, beprasmiškas. Ar susimastėt, kokia bus monstrų vidurinė be menų pamokų? Vadinasi, turim pasistengti. Goliopė, padarykim tai. Juk jums beveik pavyko. Tiesiog kiekviena per daug galvojo tik apie save. Ir pamiršot, kad esat komanda. Taip norėjot kuo geriau pasirodyti kiekviena atskirai, kad visiškai pamiršot savo drauges. Suprantu. Svarbu ne atskiri triukai, o pats pasirodymas. Tai yra menas. Čia pasirodymas Rėk ir Klyk. Šios vantos suteiks jums galimybę pasilikti menų pamokas. Kiekviena žinutė iš jūsų karsto priartins mus prie mūsų tikslo. Iki vidurnakčio dar galime išsaugoti menų pamokas. Taigi pirmyn, vampis. Jau nedaug trūksta. Viskas, prisižiūrėjom pakankamai. Bet, ponė Grundersonai, mums dar liko 5 minutės. Vis tiek nespėsit. Beje, darau tai dėl jūsų pačių. Kas čia dadas? O, tai Goliopė. Taip nutinka, kai nervinas arba siunta. Vaje. Visi juokėsi iš manęs. Jūs jiems patikat. Kas būtų pamanęs, kad jūs menininkas? Aš menininkas. Aš jiems patikau, o anksčiau manęs nieks nemėgo. Geras šou, vampis. Tai visiškai ne šou, direktorė. Tai yra menas. Tai Rėk ir Klyk.